Šį kartą norėčiau jūs supažindinti su puikiu produktu Fukuidanu, kurį galima įsigyti mūsų Atomi kompanijos parduotuvėje, tik be abejo iš Japonijos kol kas. Kasgi čia yra per produktas? Tai yra antivirusinis ir priešuždegiminis poveikis. Fukuidanas skatina imuninių ląstelių, kurios naikina potencialiai pavojingas bakterijas, virusus, grybelius ir parazitus gamybą. Priešnavikinis poveikis. Tai yra Fukuidanas veikia tiek pirminę naviko vietą, tiek jo metastazes. Be abejo ir regeneracinės savybės. Bet kuriame amžiuje skatina organizmo kamieninių ląstelių gamybą. Natūralus kūno gijimas ir atsinaujinimas, aktyvina kepenų ir blužnies veiklą, taip pat išvalydamas kraują ir neleidžia kauptis oksidantams, medžiagoms, kurios ardo ląstelę. Taigi ir visą organizmą normalizuoja nervų sistemos veiklą. Unikalus Fukuidano veikimas yra susijęs su keliais veiksniais. Tai yra navikinių ląstelių apoptozės, užprogramuotos ląstelės, kaip sakoma, mirtis, suaktyvinimas, vėžio ląstelių dauginimosi slopinimas, imuninės sistemos stimuliavimas, antiogenetinis poveikis neleidžia vystytis naujiems navikams. Ir Fukuidanai klasifikuojami yra polivalentiniai biomoduliatoriai, tai yra eksperimentai parodė, kad po jo vartojimo teigiami pokyčiai įvyksta tiesioginė prasme po 72 valandų. Taigi Fukuidanas selektyviai sukelia savęs naikinimą ir vėžio ląsteles naikina. Taigi čia yra japonų mokslininkų išradimas. 1996 metais 55-oje Japonijos vėžio asociacijos sesijoje buvo pateikti duomenys apie Fukuidano gebėjimą išprovokuoti apoptozę, vėžinių ląstelių savęs naikinimo mechanizmą, kuris iškart patraukė viso pasaulio dėmesį. Fukuidanai pirmą kartą buvo išskirti iš rudųjų dumblių 1913 metais ir daugybė tyrimų per pastaruosius 10-15 metų buvo skirti jų biologiniam poveikiui. Dabar Fukuidanas nėra vaistas, jis yra maisto papildas. Jį dėžutėje yra 180 vienetų. Jeigu, sakykime, nenaudojam hemochimo, tai reikėtų gerti po 2 kapsulės per dieną. Jeigu mes naudojam hemochimą, tai geriam pakelį hemochimo ir po 1 kapsulę 3 kart dienoje. Tai aš jau pradėjau naudoti profilaktiškai, be abejo, jokių onkologinių ligų nėra, bet, kaip sakoma, nelaikas vartoti produktą, tada jau kaip kažkokios problemos yra. Tai jeigu ir tu turi pažįstamų, kuriam iš tikrųjų yra problemų, tai aš manau puikus vaistas, kas liečia navikinės ligas, onkologiją ir kaip sakoma, kraujo išsivalymui padeda. Tai tikrai galima užsakyti, jas iš Atomi kompanijos iš pačios Korėjos parsiunčia. Taip, užsakymas eina ilgokai, apie mėnesį, bet įmanoma. Tai tam kartui gal tiek. Turėsim dar ir kitų produktų, kurie yra užsakyti iš Japonijos parduotuvės. Tai jeigu tave sudomino šitas produktas, parašyk man, papasakosiu, kaip jį užsisakyti.